O jūs nori žinoti, kodėl 23andMe reiškia 23andMe nepriklausomų direktorių atsistatydino iš karto po Diddy arešto? Todėl, kad viskas yra susiję. Aš dar kartą noriu pabrėžti, pasako Ariel. P. Diddy nėra taikinys šitą tyrime. Jis yra tik tiesiog subjektas. Jums reikia suprasti, kad tai yra daug didesnis reikalas negu viena persona. Jis yra tiesiog priemonė nugriauti visą sistemą. Nėra skirtumo, kas jam nutiks šiuo momentu. Jis gali būti atrastas pakabintas savo kameroje po 24 valandų po savo nuteisimo. Jokio skirtumo nėra. Nebesirūpinkit, kas vyksta jam. Jis yra, mėlyje, tik įžanga. Šonas Diddy, jo karjera yra baigta ir gali būti, kad jisai sulauks Epštyno dabar likimo. Kortų namelis griūna. Aktorius Ashtonas Kutcheris gali būti įtrauktas į šitą teisinę bylą prieš Šoną Diddy. Aktorio ilgalaikė draugystė su muzikos magnatu dabar susilaukė tikrinimo po seno klipo iškilusio su juom. Kovo 25 vos prieš Diddy planuojant išskristi į Bahamus savo atostogom, federalinė agentai atliko jo namuose Los Andžele ir Miami kratas ryšį su sekso prekyba ir kaltinimais. Ir per pastarosius keletą mėnesių 5 žmonės, kurie buvo artimi, reiškia, su Diddy susipažinę artimai, išėjo į priekį su kaltinimais prieš jį. O kaltinimai yra su ESU, su Cemexo gamykla cemento vaikai, pamenat gal, McCaino institutas. Tai yra Ashtonas Kutcheris, Nexium seks kultas, Rothschildai, Bronfmanai. Visa tai susiję. Per 2019 metų epizodą Hot Ones, kuris visai nesenai išlindo šitas įrašas, Ashtonas buvo paklaustas dėl vakarėlių. Kompso namie, reiškia, aš turiu daug ką negaliu papasakoti, jis pasakė, sustojo pauzėje ir tada pridėjo. Ir šito aš jums irgi negaliu pasakyti. Diddy 54 pasakė Ashtonui, kad jis buvo draugas dešimtmečiais, reiškia, ir pasirodė kartu vėlyvam šou su Jamesu Cordenu 2018, kur jisai taip, užsiminė, reiškia, apie savo ryšį. Aš dariau tada Making the Band MTV televizijoje, o jis darė Punk'd šou, reiškia, jie darė šou kiekvieną savo. Ir aš jam paskambinau vieną ir pasakiau, aš girdėjau, kad tu ruošiasi punkinti mane. Na, ten matomai, aš nesu matęs, bet matomai, Punk'd tai kažką supankina, kažkokią žvaigždę ar kažką, ar ne, čia toks šou. Ir aš tiesiog nemanau, kad tai gera idėja, Diddy pasakė Cordenui. Kaip jūs galite matyti, daugybė žvaigždžių buvo tylus dėl P. Diddy dramos. Jie žino, ką jis darė tuose vakarėlėse, ir jie žino, kad P. Diddy nėra kažkas, kas bus susilaikęs dėl to, kas lankėsi jo vakarėlėse, jeigu jis bus kvestionuojamas ant stendo per cross-egzaminavimą, reiškia, per kryžminę egzaminavimą, kada bus pateikti įrodymai, jis gėdos kaip paukštis. P. Diddy yra lojalus niekam išskyrus nebent Clive Davis ir Lucian Granger. Bet netgi jie buvo patraukti į tikrinimą ir tai yra laiko klausimas, kol jie yra patraukti visą apimtim, kaip jie taip pat dalyvavo taip tikrose tuose vakarėliuose. Jūs žinot, šitas atvejas yra labai sunkus ir kada pasai yra atimti ne tik iš P. Diddy, bet ir iš jo vaikų, įskaitant ir kūdikio. Dar vienas dalykas, į ką reiktų atsižvelgti, yra faktas, kad P. Diddy jau mokėjo dešimtmečiai savo aukoms, kad jie neitų pas valdžias. Net nesakant, kad kai kuriom buvo grasinama, bet dauguma paėmė pinigus ir niekados neprisiminė to, kas atsitiko. Niekur nereiškia to, kas atsitiko. Tačiau dabar P. Diddy nebeturi priemonių daryti šito momentu. Štai kodėl jis norėjo pasiūlyti savo namus ir savo motinos namus už $50 milijonų išpirką. Kas galėtų visiems patvirtinti, kad jo pinigai yra surišti. Taigi jis yra labai tokioje įtemptoje vietoje dabar. Štai kodėl šita byla yra dar labiau smerkianti šitam aukšto profilio figūrų tinklui, kurie vaikšto aplink, baimėje, kad tai galimai, kad gal šaukimus irgi netrukus. Ir žinoma, Ashtonas Kutcheris yra vienas iš tų žmonių. Tačiau aš noriu paminėti tai tiems, kurie seilėsi Bernoj dėl to, kad P. Diddy yra įmestas, reiškia, į plakyklą. Jūs per daug mažai galvojat čia. Karališkieji, Clintonai, Barackas Obama, Naomi Campbell, CŽV, Playboyaus rūmai. Iš tikrųjų, tai dauguma žmonių įtakos yra kontroliuojami per pinigus, narkotikus, sekso skandalus ir pedofiliją.
CŽV taip pat naudojo prostituciją ir homoseksualumą kaip šantažą bei medaus spąstų įrankius atgal, kai jie sudarė kriminalinius, kai dar visą tai buvo kriminaliniai pažeidimai, ar ne, ir dar buvo laikomi socialiai skandalingais. Hefnerio Playboyaus rūmose heteroseksualūs, šantažo taikiniai buvo įviliojami su pažadu asocijuoti su gražiomis moterimis ir žymybėmis. Nekaltos aukos buvo svaiginamos narkotikais ir fotografuojamos aiškiai su nepilnametėmis ar, pavyzdžiui, vyrai sekso partneriais. Ir tada tos pastatytos fotografijos buvo pakankamos tam, kad sukurti persvarą, kontroliuoti CŽV siekia žmonės per nekompromituotus taikinius. Aš pasakysiu jums kažką apie CŽV kitam poste, jisai pažadėjo. Tai buvo medaus spąstai spec tarnybų, kaip ir šito, kaip ir Epštyno, taip ir čia. Ir šito 23 NMI atpildas prasidėjo. Nes dabar visi 7 nepriklausomi direktoriai iš tos organizacijos atstatydino antradienį naktį. Stulbinančiam atmetimą CEO Anė Vojcicki pastangų paimti genetinį testavimą ir padaryti jį privačiu. Taip sakant, perduoti BlackRock'ui. Taigi prisizūminus, ar ne, iš arti pažiūrėjus. Tarp šitų išeinančių buvo ilgalaikis šitos direktorės rėmėjas 23 NMI direktorius, tokios kaip Sequoia Capital, Real of Bofa bei X-Fundų Patrikas Čangas. Iš Sequoios Capital žmogė